Sėkmę įmonėje užtikrinti gali ne tik protingi vadovai, bet ir veiklūs administratoriai. Tuo įsitikinęs Office Day generalinis direktorius Baltijos šalims Tomas Mačernis. 11 metus iš eilės šauniausios biuro administratorės rinkimus organizuojančios įmonės vadovas teigia, kad konkurso idėja gimė neatsitiktinai. Mes kiekvieną dieną sutinkam šimtus administratorių. Visos jos yra mums kažkokios tai išskirtinės, įdomios ir nutarėm, kad būtų labai naudinga ir prasminga iškelti tai į viešumą. Tai tie rinkimai, kuriuos organizuojame mes, yra kaip tokia platforma išrinkti pačią geriausią, pačią šauniausią. Pasak Tomo Mačernio, ilgametį bendravimo su biuro administratorėmis patirtis leido puikiai susidaryti šaunios biuro administratorės paveikslą. Jinai turi būti labai universali. Visų pirma, jinai aišku turi būti gera darbuotoja, išmanyti administratorės darbą. Administratorės darbas šiaip yra labai sunkus, tai nėra toksai elementarus kavos panešiojimas, kaip daugas galvoja. Tai aišku labai svarbu būti profesionaliai ir nemažiau svarbi yra ta visuomeniška dalis, sakyčiau. Gera administratorė turi būti labai kūrybinga, turi būti gera organizatorė, turi gerai matyti, kas vyksta kolektyve. Jinai turi būti iš principo labai universali, įvairialypė asmenybė. Būtent šiuos ir kitus administratorių įgūdžius šauniausios biuro administratorės rinkimuose nuo kovo 23 dienos iki balandžio pabaigos vertins kompetentingi komisijos nariai. Nepaisant to, kad konkursas kalba apie šaunios biuro administratorės paieškas, šiais metais organizatoriai skatina dalyvauti ir biuro administratorius vyrus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas ir šių metų vienas konkurso komisijos narių, Valdas Dambrava, sveikina organizatorių ryžtą į šį konkursą pritraukti ir vyriškąją giminę. Pasak pašnekovo, reikia laužyti visuomenėje vyraujančius stereotipus, kad ši profesija tinkama tik moterims. Kalbant apie stereotipus, tikriausiai reikėtų išskirti senų laikų stereotipas ir naujų. Senų laikų stereotipas, tai ko gero be abejo administratorė turi būti moteris, turi būti graži, turi būti liekna, turi būti jauna. Ir pats kvailiausias aspektas tame, kad ko gero jinai imama nedarbui. Jinai skirta reprezentuoti, atstovauti, papuošti, pasigirti, pasididžiuoti. Dabar, aišku, viskas keičiasi, administratoriai priimami darbui, jau dingo tas papuošimo elementas, tikiuosi, jis nedominuoja. Valdas Dambrava teigia, kad 2014 metais buvo aptikta apie 100 diskriminuojančių darbo skelbimų, kurie konkrečiai nurodė, jog yra ieškoma būtent biuro administratorės. Tačiais metais šauniausios biuro administratorės ir administratoriaus rinkimai kviečia visus biuro administratorius vyrus mesti iššūkį dailiosios lyties atstovėms ir įrodyti, kad vyrai yra neprastesni biuro administratoriai. Antrasis konkurso komisijos narys įmonės socialus marketingas direktorius Arijus Žakas neseniai pats turėjo iššūkį išsirinkti biuro administratorių. 350 kandidatų, 3 atrankos etapai, labai ilgas kandidatų egzaminavimo procesas. Į klausimą, kodėl tokia sudėtinga procedūra, pašnekovas net nesuabejojęs atsakė. Administratorė tai yra vienas svarbiausių žmonių įmonėje, kuris yra atsakingas už tai, kad visi procesai vyktų tvarkingai, kad nebūtų jokių problemų, kad visi viską žinotų, kad viskas vyktų laiku ir kad viskas būtų tvarkingai. Tai iš dalies rinkome žmogų, kuris yra ta tokia turbūt tarpinė grandis tarp vadovų įmonės ir tarp viso kolektyvo, kuris turi prižiūrėti visą tvarką. Ir mes vaizduojam, kad šitas žmogus yra be galo svarbus. Tai dėl to rinktis neatsakingai būtų turbūt klaida. Vos mėnesį įmonėje dirbanti administratorė Kristina sako, iki šiol yra maloniai nustebinta, kad iš tokios gausybės kandidatų buvo pasirinkta būtent ji. Tačiau tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja pateisinti kolegų lūkesčius. Dabar tikrai labai dar daug mokusi ir Arijus man tikrai daug labai mokina, kaip reikia bendrauti, kaip atsakyti laiškus, kaip atlikti tam tikras užduotis, visokios sąskaitos, kaip paruošti, sutartys ir panašiai. Žinoma, tenka kartais ir atnešti ir vandens, ir kavos, yra natūralu, bet tikrai labai dar daug reikia išmokti, tai dar labai daug darbo liko. Kristina džiaugiasi, kad dirbdama administratorės darbą ji gali galvoti ne apie savo išvaizdą, o apie darbų kokybę. Būtent šauniausios biuro administratorės konkurso didžiausias iššūkis ir yra įrodyti visuomeniai, kad tai ne grožio konkursas, o administratoriais dirba kruopštūs, kompetentingi ir atsakingi žmonės. Aš manau, kad konkrečiai šitam konkurse vieni svarbiausių dalykų tai turėtų būti įvertinti žmogaus
kompetencija būtent administratoriaus pozicijoje, kiek jis gerai ją atlieka ir kaip jis pakankamai ar nepakankamai prisideda prie įmonės rezultatų. Ir kitas dalykas, turbūt nemažiau svarbus, tai yra žmogaus asmeninės savybės, tai yra kiek jisai įsilieja į kolektyvą, kiek jisai yra kolegialus, kiek jisai yra užjaučiantis, kiek jisai yra padedantis, išsprendžiantis kažkokias galbūt emocinės problemas viduj kolektyvo. Visas ir visus, kurie nori mesti iššūkį šauniausiems biuro administratoriams Lietuvoje, organizatoriai kviečia užsukti į konkurso Facebook paskyrą, kur rasite dalyvio anketą, konkurso sąlygas ir puikius prizus, be kurių neliks ne tik kiekvienas konkurso dalyvis, bet ir jų vadovai. Tai puikia galimybė išbandyti save, atkreipti kolegų ir vadovo dėmesį ir kas žino, gal šis konkursas jūs įkvėps naujiems karjeros iššūkiams.